Sveiki visi! Dabar filmuoju savo pirmą video blogą, kuriame mes žaisim mafijos karus. Matot. Čia yra jūsų profilis. Čia galite, jeigu esate VIPas, galite skęsti savo nuotrauką, čia yra vardas, čia matot gyvybės, energiją, rizika, apsvaigimas ir užduočių vykdymas. Taip, čia dabar yra pagarba jūsų. Mano pagarba šitą lygį yra tikrai maža. Pagal šitą lygį 20, žiūrėt jūsų lygį. Čia yra grynieji, matot. Matot, čia yra, kur aš dabar kišenėje turiu, kaip galima sakyti, yra bankė. Ir čia taip pat reikia mokėti mokesčių. Čia yra ryšiai irgi taip pat svarbus. Su kuriais galim daug ką nuveikti. Puolimas, svarbiausia mafijos karų dalis. O antras pagal gerumą yra pagarba. Matot, čia yra intelektas, čia yra jėga, ir čia seksualumas. Štai, čia yra miestas, kuriame galit, tiesiog čia galite eiti, pavyzdžiui, banką, tada į rinką, sporto klubas, kalėjimas, kazino, ir ligoninė, ir policijos nuovada. Bet paprasčiausiai va štai, viskas šone yra svarbiausia rašyti. Čia yra jūsų rajonas. Aš esu 20 lygio, tai matot, aš turiu narkotikų gamyklą, viešbutį, gėrimų gamyklą ir ofisą. Ofisą galite pastatyti nuo 7 lygio, štai reiktų pasidaryti tokį, nuo 5 galite padaryti. Ir tiesiog einat, statybos ir štai, matot, čia reikalauja žaidėjo lygio, reikia jums 14, antram ofisui statyti, o taip tai jums reikia 7. Kaina tokia pati 60 000. Čia kavinė. Nesiūlyčiau jos statyti, nes tikrai neapsimoka. Čia yra klubas ir štai viešbutis. Čia yra gėrimų gamykla, narkotikų ir taip toliau. Taip. Dabar yra teritorijos. Šioje versijoje naujas dalykas. Jeigu esate gaujoj, tai galite tiesiog, jeigu jūsų gauja yra gera, galit štai užvaldyti rajonus. Miestus, tam pasakyti. Taip. Čia visokius miestus, čia kažkaip nesimato. Tai pasižiūrėsim. Čia yra laikraštis, čia yra, pavyzdžiui, mafijos žinios, pavyzdžiui. O čia viską rašo, kas nori gaują, kas nori pakviesti gaują. Čia yra mokykla. Yra svarbus dalykas, pavyzdžiui, čia galite eiti ir pirkti tiesiog už pinigus. Pavyzdžiui, aš nusiperku informatiką, man matot, rašo, kad prideda to, bet iš tikrųjų man prideda ir puolimo, ir garbės. Tai jeigu yra sporto klubas, taip pat jis prideda. Jis prideda jėgos ir viso kito. Barai, čia galite eiti kitų žmonių barus, pavyzdžiui, kazino. Siūlyčiau kazino nežaisti, nes prarasite savo pinigus. Viešbutis, čia nuo 1 lygį 10, čia klubas ir kavinės. Štai priėjom prie reitingų. Tai matot dienos reitingą, savaitės reitingą, gans ir taip toliau. Tai jeigu norit ieškoti kovų, tiesiog paspauskite kovų paieška. Ir štai, pavyzdžiui, paieška. Ir turi žiūrėti, kad jūsų garbė būtų didesnė negu jo. Arba gali lygis, bet lygis čia nelabai reikalingas. Pavyzdžiui, aš puolu žymiai mažesnį žmonę ir aš nugaliu. Štai gaunu kortelę. Panaikinti riziką, tai sumažina jūsų visiškai riziką ir yra mažesnė tikimybė patekti kalėjimą. Štai kontrabandininkas. Čia nieko nepirkti, čia viskas subranginta. Nebent galite korteles nereikalingas parduoti. Čia yra juodoji rinka. Taip, pagrindinius mafijos karų išteklius. Jame galite nusipirkti viską, ko tik širdis geidžia. Matot. Automobiliai, šunys, ginklai, ypatingi daiktai, tyrimai, medžiagos. Medžiagos ir tyrimai nauji dalykai. Pardavime norite, į mano pardavimą einate ir jums išmeta, ką jūs galite pradėti. Pavyzdžiui, granatas, visokius tos gėrimus, narkotikus ir kičias. Čia jau yra planai, tyrimų planai. Štai, kodėl čia man šitas strigo. Štai čia yra kalėjimas. Kai tave uždarai kalėjimą, galėjai nerašinėtis, bet gali ir taip, paprastai rašinėtis. Matot, čia užsirašinėjęs, taip toliau.
Čia yra ligoninė. Jeigu jie gali pasidaryti organizmą išvalymą, kad jums panaikintų apsvaigimą, gyvybių papildymą galit ir plastinę operaciją. Jinai kainuoja tikrai nežmoniškai daug, bet pasidarę plastinę operaciją galite tapti detektyvu. Matot, čia yra lenktynės, čia tokie kaip ir turnyrai. Taip, bankas. Banką paprasčiausiai galite įnešti pinigus, išsiimti iš savo pinigų. Toliau mokesčiai. Mokesčius irgi taip pat reikia mokėti, matot, 12 251. Už vieną dieną kažkiek jums prideda, kad jums reikia mokėti, bet nebijokit, bankruoto jums tai neskels. Turėtumės. Paskolą. Čia galiu pasiimti paskolą, bet jeigu nediduosi laiku, tai jums atims visą šitą po 100 000. Banko saugykla. Banko saugykla yra prieinama nuo 20 lygio. Kitų lygių, štai čia, pavyzdžiui, galiu paspausti ir tiesiog atidaryti jį. Aš neturiu dienų tokiam. Pavyzdžiui, čia yra kalėdinė saugykla, taip pat naujos, kalėdų proga. Čia reikia surinkti 50, kad štai galėtume atidaryti. Čia galit, matot, pažiūrėti, ko gali laimėti. Na čia jau priedų, iš kiekvieną dieną jūs gaunate priedus. Taip. Štai, jums kraunasi ir jeigu lankote 7 dienas iš eilės, galite net gyventi. Siūlyčiau jos dabar neparduoti, nes paskui jinai tikrai daug duos pinigų. Dabar nelabai apsimokėtų iš tikrųjų. Na štai, atėjau lygiai kazino. Kazino gali žaisti blackjack, ruletę, lošimo kauliukus ir lošimo automatą. Čia kazino licenzija, čia po to viskas geriau, tai pasektasi ir taip toliau. Na va, policijos nuovada. Čia galit suorganizuoti kaip ir pasalą ir tiesiog parašai to žaidėjo vardą ir rinkti pasalą. Brangiai kainuoja, bet kartais, jeigu jumis puola dažnai užpuldinėja, tai galite tiesiog jam surinkti pasalą ir iškart policija sugaus ir pasodins į kalėjimą be jokių kyšių. Na štai, kaip ir parodžiau viską. Štai, čia mano inventorius. Čia turiu Islandijos aviganį 20 lygio. Jam nereikia vienam puolimui vieno maisto. Čia yra maistas, kurio tiek turiu. Čia inventorius, įgūdžiai, tai kiek gali įgūdžių gerintis reikia, aš jų nerenku dabar, nes už juos reikia mokėti. Čia yra žinutės, jeigu rodo +2, +1, +3, tai reiškia, jūs esate perskaitę tiek ir tiek žinučių. Čia yra draugai, draugų turiu 4 ir visi jie prisijungia. Nes jau nelabai čia. Daug draugų turiu vienišas. Blogai man. Na štai, gauja. Ateikit šitą gaują, Black Gangstas. Ir ateikit gaują. Galit iškart neaukot. Man parašykit, aš jumis pakelčiau lygiai patarėjų ir aš tikrai tai padarysiu. Jeigu paukosit 200 000, tapsit balsų parankinius metų. Gauja nėra labai didelė, aš daugiausiai turiu. Na, gaujose tai labiausiai reikalinga pagarba. Aš jos daugiausiai turiu 13 milijonų. Gauja vadinasi Black Gangstas. Čia todėl tas brūkšnys, kad negalime 2 žodžių rašyti. Aš tai padėjau, kad žinot, kad būtų dresniau. Na štai, čia yra užduotis, kur galite paspausti paprasčiausiai ir vykdyti užduotis. Taip. Na va, čia aš vykdau. Čia yra istorija, nieko nereikalinga, kalėdiniai žaliukai ir priedai. Na štai, baigiu savo video. Mano kanalas yra LTU didžiosiom raidėm Karosas. Skaičių nepasakysiu. Na ir viso gero.